Sveiki, sveikinuosi naują savaitę, naujas vlogas. Mes dar esame pas mano mamą Merkinėje, bent jau šitos savaitės pradžioje. Ir žiūrim, kurgi keliavom, ką nuveikėm šią savaitę. Nu ką, vakarėliai baigti, kad įsižeminti išėjom vėl ieškoti titnago. Geras toks užsiėmimas. Yra tokių daug visokių panašių. Bet ne titnagas, reikia atsirinkti. Nu, nėra labai lengva tą titnagą rasti, bet labai pasistengus galima. Tai vat, Dzūkijoje, karjeruose visokiuose, smėlynuose. Būsim vieną dienelę Merkinėje pas mano mamą, tai vyras nori suspėti šitą sieną apkalti. Ir tada tas priekinis fasadas, kad būtų visas gražus. Nes čia jau yra apkalta, tai kad ir čia būtų. Tai vat. Va, kaip čia gražiai atrodo. Ir čia koks gražus jau namas. Nu, dar tą pusę ir bus jau liuks. Nu, pavyks per vieną dieną. Aš tai neįsivaizduoju, kaip čia per vieną dieną galima sieną apkalt, bet mano vyras kažkaip šitoje vietoje optimistiškai žiūri. Užsuko, nusipirko šiltinti, nes čia šiaurinė siena, tai jau ją šiltina. Tos nešiltinom, nes ten veranda, o čia jau dės vatą, dės plėvelę ir kalsim. Tai vat, su tokiais darbeliais pradam šitą savaitę. Kol nuėjau namo, jau prasidėjo lupimas. Namo istorija. Pirmiausia, namas buvo geltonas. Va, čia matosi kokios spalvos, bet paskui buvo žalias. Dabar toliau irgi yra žalias, tik tai žalia yra biški kitokia. Na, vyksta pamato nukasimas. Kiek šaknų jau eina į namą, eina savo. No. To šaknis gyrėda tą namą. Pūdo. Pūdo. Namo pūdimas. O, kokie tai radybos. Da, koks gražus. Va, kokis. Dar su kokiu tai paveiksliuku. Mes su Auksyte einam pasižiūrėti, ką kaimynka daro. A čia kokios, čia tepsau? Kas čia auga, čia kokios pupos? Ką? A čia kokios pupos? Jau nesunošai. Nauris kinkis. A čia pupos? Ne, čia pupelės. Pupelės. Raudonos ir baltos pupelės. Geras. Pasisodžys va kur, kad užsivysti. Šiemet, matai, gera vasara buvo labai jau pernai, tai kaip gražiai buvo, žinais, mano, oi, buvo pavėsiniai. Šiemet nudžiuvo viską, jis vaikėlė sausa. O lėts jau aš nelaju, tu šeimė turiu sveikatos. Nu tai aišku jau. Tai nečiortų, man gana daržų, kad paslaju. A daržus visus paslėjat? Nu tai visus agurkus, pomidorus. Na, daugiau šitokie nieko. daržai. Na, tai va. O pomidorus, labai daug pomidorų šiemet. Jėzau, kiek išdalinau aš jų. Ir mano nedaug va buvo, tik viena toje žia. Nu ir pas mus šiemet daug pomidorų. O Jėzau, o Jėzau, o Jėzau. Visada pas mano mamą grįžus tokia kažkokia nostalgija, nes tai dabar irgi važiuojam keliu, kur aš eidavau į mokyklą. Jo, vis laiką tokie vaikystės prisiminimai. Bet šiaip vis laikas smagu sugrįžti. Tai vat, bet turėjom krikštyną savaitgalį, šiandien jau prasidėjo nauja savaitė, man savaitgalį prasideda mano astrologijos mokymai, kuriuos vedu, o po to laukia šiaip ir kiti reikalai, jau reikia judinti ir savo namų statybas ir visa kita. Tai vat, labai smagu pakeisti aplinką, labai smagu ir Dzūkijoje pabūti, Dzūkelius aplankyti, bet vis tiek namučiai visą laiką traukia. Tai labai tikiuosi, kad vyras čia spės šiandien kuo daugiau padaryti ir rytoj jau kelsim sparnus, grįšime į Žemaitiją. Pats ilgiausias darbas vyksta
Išsilyginimas sienas. O ona yra beprotiškai kreiva. Būkim biedni, bet teisingai sienos nėra labai lygios. Tiek. Panašiai. Kas panašiai? Nu, panašiai atrodo. Ir čia tiek panašiai, ten tiek pat. Dėl to, kad čia visko prikišta. Einu pakviesti vyro kavos per traukėlį. Žiūriu, mažoji jau nemiego. Tiesiog sėdi, žiūri, kas čia vyksta. Na, jau kava garuoja. Tadadam! Nu, su vata daug ilgiau viskas. Daug ilgiau. Pirmoji lenta. Čia atsirado plėvelė. Ir vatos nematyt. Mes truputį pasivaikščiam su aukseliu ir va, jau kiek. Pati siena darosi, atrodo. Nu va, ką spėjo vyras per dieną nuveikti. Neturėjome dienos langam apkalti. Bet sakyčiau, kaip dienos darbas, nu puikiai. O sienagi buvo va tokia. Iš tokios į apšiltintą tokią. Nu va, po truputį judam į priekį. Puikiai, 10 balų. Taip pasidarbavom, nors šiek tiek pas mamą ir jau viskas. Rytoj keliaujam į Žemaitiją tvarkyti savo reikaliukų. Tai už akimirkos susimatom kelyje, ar gal jau net pačioj Žemaitijoje. Nešu vištelėms kibiriuką, jau pasiilgusios labai. Grįžom, apėjom visą ūkį, daug buvo žemuogių, daug aviečių dar visų nesuvalgėm, reikės eit nusiskinti. Pomidorų vėl daug agurkų, žodžiu, visko daug, viskas laukia mūsų. Tiek kiaušinių jau nedaug, gal kad nenešėm kibiriuko, gal dėl to kažkaip nebededa jau jos 14 per dieną. Nu, įdomiai. Tai vat, bet gera sugrįžti, kad ir vėjuota. Va, medžiai. Tik tai juda, kruta vėjas, pučia, bet vis tiek gera sugrįžti namo. Einam pas vištelės. Prisiminiau, kad vyras sakė joms nešti kibiriuką į čia. Va. Dėl to, kad čia išmoktų jos būti šitame pastate. Put. Dar nelabai ateina. Nu, žodžiu. Bet čia pilu, gal ateis, kad, nu, nešaltų tenai. Put. Kad išmoktų būti viduj. Čia būtų gerai, kad ir kiaušus pradėtų dėti. Šilčiau jam bus. Put. Ten tai, nu, žodžiu, kur viduj yra čianai kombikormas jų, tai paukščiukų pilna. O jie tau kiek paukščiukų. Nu, nieko, ateis, ras čia. Eina, toliau. Nebuvom čia kelias dienas, tai noriu su tom vištelėm duoti visko. Vynuogės tai jau, oi, pūna toliau jo sėkmingai. Čia šiaip labai skanios, bet čia tai jau reik nešti vištelėm. Atvažiavome Mažeikius pas močiutę. Ką iš deserto? Keliaujam.
į gėlių pasaulį. Apadė. Mes, kur einam, šiandien daug ko nerandam. Mamasita. Mamasita. Grįžom namo iš miesto, parsivežėm siuntą. Nesuprantu, kas čia yra. Ir aš kažko neatsimenu. Gali būt. Kas čia yra? Čia gal kažkas kažką sumaišė? Nesuprantu. Nieko aš tokio neužsakiau. Nu tikrai kažkas kažką sumaišė. A taip gali būt? Supratau. O tai taip, čia yra žodžių. Dabar supratau. Galima aukoti vaikams. 11 eurų ten minimumas yra, kiek tu gali aukoti vaikams. Vaikų raidos centrui. Ir jie kiekvieną mėnesį siunčia kažkokias dovanas už tai, kad tu jiems aukoji iš rėmėjų. Tai vis laik būdavo tokia dėžutė mažytė, o dabar jau yra didelė dėžė. Geras, nes šitas kažkada buvo kryžiažodžių prenumerata iš šių dovanų, bet taip ir nepasinaudojau. Tai dabar atsiuntė skalbimo miltelių. Nu geras, aš galvoju, kas čia man ką atsiuntė, nes dažniausiai, jeigu kažkas kažką nori atsiųsti, tai dažniausiai pasiklausia. Tai vat. Tai jeigu vaikams norite aukoti ir dar gauti už tai kažkokių dovanų, tai Vaikų raidos centras. Paprašysiu, vyras užrašys čionai, tikrai rekomenduoju padėti ir va dar gauti dovanų. O kol mūsų nebuvo, kaimynas atėjo pažvejoti ir sakė, kažką pagavo. Reikia eit pažiūrėti. Nu kaip dabar Rasa guli. Jau kiek valandų, 2 ir dar jaučiasi Rasa. Jauną robotukas buvom išjungę, kol buvom išvažiavę. Nu jau dabar matosi, kai nuvažiuoja. Šiaip tai būna, kad nesimato. Nes tai važinėja ir nesimato. Ir šuniukai guli. Labdien. Nu tai kur pagavo? O Jėzau, ką čia? Pelė? Ar rimta? Nu, pelė kur. Mūsų prūda, kokie karpiai. Nu rimta, paklaus. Pelė. Dar neišplyš, neįsivaizduoju. Ta prasme, į tokį kibirą netilpo. Va, toks kibiras. Netilpo. Nu tai kas čia per žuvis? Mūsų prūde iš tiesų yra daug karpių, pagal legendą, bet niekas jų nepagauna. Tai vat pagavo, šiemet pirmas karpis. Ir tai sakė, pagavo už peleko. Žiūrėjau, užsibugino eina spirale. Nu taip nepjaudavau, ką iš jo sugalvojo. Spirale pjauti. Nu koks įdomus. Gal kažkokia funkcija nusistatė, nes yra spiralės pjavimo. Tai apie tą karpį nebaigiau pasakot, kad pagal legendą mūsų prūde labai daug karpių, bet jie nekimba, nu ir jų neina pagaut. Tai šitą didelį tokį pagavo, sakė, už peleko tiesiog užsikabino. Jie kažkaip, nu niekaip, ir su duona, ir su visokiais ten, nežinau, ir Arūnas vyras ir žvejų parduotuviai visko pirko, priperka ir nieks nekimba. Tai vat, įvykis užkibo. Orai tokie, kad yra labai gerai ant saulės, šilta, o pavėsyje šalta. Einam prisirinkti gėrybių, gaminsim pietus. Bulvių turim kaimynai, duoda prikasę, patys bulvių neauginam, bet patys turim morkų. Tai vat, einam. Prisirausim visko. Morkytės. Morkytės, morkinėšinas. Na.
pomidorų biški. Keletą pomidorų. Reikia palengvinti augalų gyvenimą. Planavom, kaip čia šiandien darysim lysves kitais metais, kiek ten braškių sodinsim, kiek kokių žolelių sodinsim. Tai, kaip sakėm, arba dirbam, arba planuojam. Tai šiandien ir planavom, ir dirbom. Naują meditaciją paleidom dar. Paleidau į pardavimą. Galima įsigyti. Tai vat, iš visų galų po truputį reikalai visur vyksta. Dabar vyksta pasiruošimas bus lysvės. Nusprendėm daryti dar 3 lysves. Tai vat, kaip dabar atrodo su mūsų žolynais. Šalavijus nusprendėm išsodinti į dar vieną lysvę. Melisas į dar vieną lysvę. Šalavijus gal į 2 net. O mėtas visas iškelti už pirties, manau. Nes va čia, pavyzdžiui, rozmarinai turėtų augti, tai va čia tai jie iš viso yra užgošti ir jų iš viso net ir nesimato. Va, kaip čia gražiai šitas rozmarinas. Oi, kaip gražiai. O va čia va irgi buvo eiliai. Nu tai va, ką reiškia, kai užgožia, va čia va matos irgi. Nu tiek tos mėtos užderėjo, tiek jos eina ir čia. Reikės biški. Na, aišku, nusilaužyti nesinori jau čia. Bet tos šviesos tiem rozmarinam mano norisi. Nes rozmarinai daug sunkiau yra užauginti negu mėtą. Čia taip pirmetė, net ne mėtą. Iš tiesų, va kokie. Nuleipia vargšeliai. Nu, daugiau net čia nesimato. Čia. Nu va, o rasa tai laikosi pusę dienos dabar. Prašau. Tai va, tai žodžiu, galvojam čia daryti 2 lysves. Ir čia gal dar vieną, bet tada tos akmenis reikia užtempti. Tai va. Jis sakė, vyras reikia daryti metalinę lysvę, nes vis tiek auginsime čia ne vienus metus. Nu, įdomi. Nu ką, atėjom ir jau padaryta. Va. Galvojam čia šiaip sodinti galbūt šiek tiek žolelių ir galbūt galvojam sodinti čia. Nu, žiūrėsim. Ten bulviakasis pas kaimynus vyksta. Aš atvažiavau pažiūrėti, kaip čia tie svarainiai laikosi. Jau seniai buvom pas svarainius. Svarainiuose senai buvom aukselė. Pasižiūrim, kas čia vyksta. Tarpueiliai suaugę. Tarpueiliuose tai daug žolių. Čia irgi priaugia žolių. Čia va, kur pylė tuos visokius spalius, tai va gražėlė, tuščia. O ten tai svarainių nesimato, tik žolės. Nu, bet svarainiai užbujoja, aišku, kaip visada. Pirmose eilėse. Eina, savo net neišsirauna žolė. Pirmose eilėse jie čia tokie dideli. Bet, kaip sakoma, tie svarainiai, nu, jie tikrai prigims. Jie, nu, kurie jau prigijo, tai prigis. Išgyvens. Dėl to, kad jų šaknų sistema labai labai stipri yra ir kaip nors jau jie išgyvens. Juokiasi, kad didelį maišą daviau. Va, kiek grybų. Einam žiūrėti, kas įvyksta. Talkos privažiavo. Sodinam braškes. Buvo kaip gerai. Pasivažinėjom, gavom gėlių. Vienas sakė mažai, kitą man. Oi, gavom obuolių, gavom kopūstų stiklainiukuose.
Nu, žodžiu, apvažiuoji į kaimą, visko prisirenki, gerai aukselį mes gyvename. Tai tiek šiam kartui, ačiū, kad žiūrėjot ir tikiuosi buvo įdomu. Nepamirškit paspausti like mygtuką ir noriu pasidžiaugti, kad jau surinkom 1000 subscriberių. Tai ačiū Jums, kad sekat, jeigu dar to nepadarėt, būtinai padarykit, nes Jums tai tik tai mygtuko paspaudimas, o mums tai labai smagus įvertinimas. Ir iki susitikimų kitą savaitę.